Sveiki, šiandien apie orus tenka kalbėti trumpai, kol kas didelių permainų nebus. Šaltasis Sibiro anticiklonas riogso savo vietoje ir pajudėti net neketina. Dėl šios priežasties Lietuvoje ir toliau bus saulėti orai, nesnigs, o žvarbokas pietryčių rytų vėjas plukdys čionai šaltą orą. Šiąnakt speigas smarkiausiai spaus Žemaitijoje ir šalies šiaurinėme pakraštyje. Ten oro temperatūra kris iki 21–23, vietomis iki 25–26 laipsnių šalčio. Likusioje Lietuvos dalyje bus tiesiog šalta. 19–21, 20–22, pietų Lietuvoje iki 22–24 laipsnių. Net prie jūros bus apie 17 laipsnių šalčio. Rytoj vėl graži, bet šalta diena. Įdienojus bus 9–11, šiaurės rytuose 10–12, prie jūros 7–9 laipsniai šalčio. Ketvirtadienį bei penktadienį orai išliks tokie patys. Dangus bus giedras arba mažai debesuotas, todėl nesnigs. Naktimis bus 15–20 ar 17–22, vietomis daugiausia Žemaitijoje ir šalies šiaurinėme pakraštyje iki 24–25 laipsnių šalčio, o dienomis bus 6–11 ir 5–10 laipsnių šalčio. Taigi, kai kuriuose Lietuvos dalyse neplanuotos moksleivių atostogos dar užtruks. Tiek apie orus šį kartą ir likite su mūsų kanalu.